Sveiki, mėlyjeji. Aš esu Rasa Dičpetrienė, organizacijos Gelbėkit vaikus vadovė. Jau daugiau nei 15 metų esu kartu su šia organizacija. Norėčiau visiems padėkoti už tai, kad jūs esate kartu su mumis ir pasidalinti keliom man labiausiai šiemet įstrigusiom istorijom. Apie mamą, kuri gyvena vienam kaimelyje ir augina 2 vaikus, mergaitę ir berniuką. Tos mamos vienam kambarėlį nėra nei vandens, nei tualeto, bet kas man tikrai paliko neišdildomą įspūdį, tai mamos išpieštos to mažo kambarėlio sienos. Praktiškai neturėdama nieko, ta mama sukūrė stebuklą savo vaikam, padabindama sienas eglaitėm, berželiais, gėlytėm, katinėliais, žvėreliais. Įėjus į jos namus, supranti, apie ką yra mūsų organizacija ir ką mes esam reikalingi. Kita istorija, tai yra vienas iš mūsų vaikų dienos centrų, kuriame lankiausi. Kai susipažinau su dabartinė to centro darbuotoja, pasirodė, kad jinai užaugo tam dienos centre. Tas dienos centras daugelį metų, tada kai buvo sunku, buvo antri namai. Jeigu ne jūsų visų pagalba, būtų labai sunku išgyventi. Tad ačiū kiekvienam, kuris prisideda prie mūsų organizacijos kasdienės veiklos. Vieni iš jautriausių momentų, kai paskambina močiutė iš kažkurio Lietuvos miestelio ir sako, gaunu mažą pensiją, bet aš aukoju jums 3 eurus. Man tai būna pačios gražiausios kalėdos, kad mes visi kartu, nežiūrint, kur esam, kas esam, ar iš didelės verslo įmonės, ar tiesiog močiutė iš mažo kaimelio, mes prisidedam tuo, ko galim. Tad linkiu šių kalėdų progą jums prisiminti svarbiausius dalykus – meilę, saugumą, žmoniškumą, pasidalinimą ir buvimą kartu. Jaukių, šiltų, žiemiškų kalėdų.